Kasdienė mūsų duona. Jėzus sako, melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi, šventas tavo vardas, te ateina tavo karalystė, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Mato 6 skyrius, 9 eilutė. Kai kurie žmonės turi iš tiesų prašyti kasdienės duonos, nes jie niekada neturi pakankamai, nors jie ir dirba, ar bent jau ieško darbo, bet šeimai mažai kas tieka. Ką jau kalbėti apie drabužius ir butą. Mūsų pasaulis yra turtingas, jis visko turi pakankamai, tačiau vis tiek daugelis bendauja. Čia turime kitus kasdieninius rūpesčius. Ar darbo vieta tvirta, kaip bus su pensija, ar vaikai tikrai užaugs, o kaip su gyvybės draudimu, ar automobilis laikys dar keletą mėnesių. Gydytojas nori atlikti keletą tyrimų. Ar viskas bus gerai? Yra tiek daug rūpesčių ir tikrų problemų, kaip būtų linksmam. Taip galima būtų rūpintis ištisai, nuo ryto iki vakaro, jei to norisi. Bet viską galima atiduoti mylimam Dievui. Jis rūpinasi savo vaikais. Žinoma, mes norime ir iš anksto pasirūpinti, tam turime protą. Bet daugelį dalykų, kuriam negalime daryti įtaką, atiduokime į Dievui. Jis visuomet pasirūpins teisingai ir gerai. Tai pasakyta jo žodyje ir taip buvo visada. Tai galvoja ir jam. Jis rūpinasi manimi. Aš nenoriu pasiduoti rūpesčiams. Aš noriu linksmai pragyventi dieną. Aš noriu atlikti savo darbą ramybėje, be šio rūpesčio streso. Todėl pasitikiu jo, jog jis mane myli. Aš esu jo vaikas, jis rūpinasi manimi. Nors daug kas nesiseka, tačiau žinau, visus dalykus jis laiko savo rankoje. Jis viską išves į gerą. Nesėkmės neturi išjudinti mano tikėjimo. Aš tvirtai laikausi jo ir jo pažadu. Dievas primygtinai įspėja savo tautą. Nepamiršti, kad jis yra kasdieninio gyvenimo šaltinis. Jis rūpinasi darbo, būtų drabužiais, maistu ir gėrimu. Pas daugelį krikščionių įsėlino mintis, kad jie patys viską nepasiekė. Nors jie dėkoja, bet tai yra kaip ritualas. Ne iš visos širdies, tai vyks labiau protu, giliai viduje. Jie mano, kad patys viską jau savo užsidirbo. Dievas gali viską labai greit pakeisti. Galbūt už tokį neapgalvotumą mums krikščionims reikėtų truputį atgailos. Pasiūlymas. Keletą dienų savo užsirašau, kiek išleidžiu pinigų saldumynams. O tada vieną dieną per savaitę atsisakysiu saldumynų ir tokiu būdu rinksiu pinigus. Tai gali būti ir kiti dalykai, nebūtinai saldumynai. Pasidomiu, kur iš tiesų pinigai padėtų bėdoje, kad jie netektų kažkokiais tamsiais kanalais. Ir tuomet juos ten pasiunčiu. Man nuo to nei kiek neskaudės, o kitiems padarysiu gerą. Čia slypi kur kas daugiau, kad mes visą dieną kažko neatsisakome, o ne vien tik tai, kad duodame pinigus. Kas turi daug pinigų, tai nereiškia, kad ir paaukojęs likusius laisvai praleidė ir perki saldumynus. Esmė, kad laisvanoriškai kažko atsisakome. Ir tokiu būdu galbūt sugrįšime prie tikro dėkingumo ir jį Dievas palaimins. Ačiū Jėzau, tu duodi man viską, ko reikia. Tu esi mano gyvenimo šaltinis. Man nereikia pertekliaus, bet truputį man reikia. Tačiau tu viską žinai. Aš noriu tavimi pasitikėti, kad tu man viską suteiksi, kas būtina. Ačiū, kad tu
iki šiol ir dabar taip gerai manimi rūpiniesi ir ateityje rūpinsiesi. Amen.